3. Na, o vakarą leidžiam vis treniruodami pasikeisti ratus ir vairuotojam, kuo greičiau susikeisti vietom. Tai atlikom, nežinau, 20 ar daugiau pasikeitimų, lygtais viskas pagal planą vyksta. Rytoj pakartosim šitą veiksmą. Nežinau, stengsimės per lenktynės be jaudulio keistis, kad galėtumėm kuo greičiau išvažiuoti trasą. Tai iš tiesų problemų didelių neturėjom, buvo plyšus granatos guma, kurį jei būtumėm nepakeitę, būtų galbūt pridarius didelių problemų, bet ją pakeitėm ir problemos išgaravo. Tiesiog gal tik tiek, kad pirmąją treniruotę gavosi tik Ramūnui pavažiuoti. Tai mums su Vytautu teko pažiūrėti iš boksų, kaip jiems sekasi. Matai, aš šalaus biškį mažai geriu, tai čiut reikėtų gal padauginti. Mano kolegos turi didesnius biškį tos sėdimuosius organus kūno. Tai dėl to man reikia šiek tiek glaustesniam žmogui, reikia to glaustesnio atsisėdimo. Tai va, dėl to mes ir turime tą kėdutę, kad šiek tiek neslidinėčiau sėdinį ir kad stabiliai sėdėčiau. Nes jeigu sėdi nestabiliai, juo labiau tokio trasoje greitėjimo, stabdymo, kokią mes turim čia Palangoje, tai be abejo galima turėti tų pasiekmių, kad, nu, tu vadinkim, slidinėsi sėdinį ir nebe susikoncentruosi tam judesiui, tam vairo pasukimui arba tam stabdymui. Ir tuo metu, kai tu slysi sėdinį iš kairės į dešinę, kaip šitas, kas koldūnas puodė, ar kas kaip skarvadoj blynas, tai tada netlikinėsi savo tų tikrųjų veiksmų, ką turi atlikinėti. Tai va dėl to yra ta kėdė ir su ta kėdė mes pažiūrėjom, kad tas keitimas mūsų iš sėdinės be to įdėklo, vadinkim, jeigu mes norim įdėti įdėklą, mums skiriasi apie kokias 80 sekundžių, kas manau, kad per tą valandą mano slidinėjimo trasoje be abejo tikrai turėtų atsipirkti, jeigu tu nestabilus visą valandą, o jeigu tu čia įsidedi tas 8 aukoji sekundės papildomas, kurios absoliučiai nieko nereiškia tokio nuotolio lenktynėse, tai manau, kad yra geriausias būdas jausti saugiai, stabiliai ir žinot, ką darai kiekvienoje vietoje. Trasa šiek tiek pasikeitus konfiguracija, turbūt Jonušis kas 15 metų darys tas korekcijas, tai dabar reikia, kaip tik pirmi metai yra geri metai, tada kada reikėtų įsiaiškinti viskas, kas, nuo ko ir kaip ir kur geriausia važiuoti, nes manau, kad 15 metų dar nesikeis, jeigu jisai plėtos ir tęs tą tradiciją. Tai mes naują trasą konfigūruotą turėsim 29. Nu, tai va dabar turim pirmus metus, kurie iš tikrųjų yra mažas iššūkis tiem mažiau patyrusiam lenktynininkam, mažiau mačiusiam trasų, be abejo nežymus pokytis tikriem žiedininkam, kurie kas savaitgalį praleidžia vis kitose trasose, Nürburgringe, 25 km žaliam pragarė ir kitose visose. Manau, kad čia nesudaro didelio diskomforto tokio tipo posūkiai kaip čia, be abejo. Reikėtų pasisaugoti šiek tiek ir važiuoti kiek atsargiau, nes jisai, tas peršokimas nuo naujojo asfalto, kuris yra labai lygus į tą seną, yra, vadinkim, susiformavęs tam tikras griovelis, kuris nelabai gailestingas. Ir jeigu tu važiuoji kiek per greitai ir per anksti spaudi akceleratoriaus pedalą, ypatingai su galingais galvaromais automobiliais, dažniausiai tas turėtų įtakoti destabilizaciją automobilio. Ir būtent tas išlaukimas to momento, kada tu jau gali pradėti gazuoti, turbūt, kad kertinis veiksmas tame posūkyje. Be abejo, turbūt, kad lenktynių metu pasitaikys ir noras dviejų džentelmenų kliūti į tą posūkį vienu metu, tada turbūt, kad gali atsirasti klausimų ir šiek tiek palygintų šonų ir pavalcuotų bordiūrų, bet tikiuosi visi išlaikys šaltą protą, mes čia bet kuriuo atveju nelenktyniaujame iš tų karvės bandų, o norim išnešti visi sveikus kailius, turėti gerą laiką, ypatingai aš
toks esu šiek tiek įmestas į barščius, kaip mūsų ne savo amplua, bet be abejo vienintelis momentas ir vienintelis noras tai padovanoti savo komandai ir visiems žiūrovam gerą šventę, kuri mano kaip diletanto žiūrovo požiūriu nebūtinai yra kraujas, ištaškyti bordiūrą ir sudaužyti automobilį. Tai be abejo visiems linkiu gero oro, geros šventės, azarto, intrigos ir mažiau gedimų bei avarijų.